Tęsiame žinias. Netoli Klaipėdos esančiame uždarytame Kalotės sąvartyne paleista antroji šalyje jėgainė, susikaupusias dujas paverčianti elektros energiją. Nauja jėgainė ne tik padės spręsti ekologinės problemas, bet gali sumažinti kai kuriuos mokesčius gyventojams. Dar visai neseniai šioje vietoje pupsojo kalnai šiukšlių. Į vadinamąjį Kalotės sąvartyną įvairios atliekos iš Klaipėdos buvo vežamos kelis dešimtmečius. Dabar šios šiukšlės neša naudą. Pastačius jėgainę uždarytame sąvartyne susikaupusios gana pavojingos dujos verčiamos elektros energija. Metano dujos dar sykį pasikartosiu, 20% ir 20 kartų blogesnės už bet kurias dujas, kurias išmetam į orą. Antra, tai yra, jūs pajustumėt kvapą, kuris būdavo anksčiau čia, kuo keikia, vadinkim, kazokiškės, čia nebėra, jo ir nebus. Ir trečia, tai yra, mes sprendžiam tą ekologinį problemą, gaisrų daugiau čia niekados nebus. Ir gaminam elektros energiją. Tai antra tokia jėgainė Lietuvoje. Šio mėnesio pradžioje tokia pati atidaryta netoli Vilniaus Karijotiškėse. Netrukus tokia atsiras ir Alytuje. Apčiuopiamą naujųjų jėgainių naudą gyventojai pajus dar negreitai. Tačiau neabejojama, kad naujosios jėgainės galėtų padėti sumažinti kai kuriuos mokesčius gyventojams. Miestiečiams bus naudingas tuom, kad dalinai bus galima mažinti kaštus atliekų tvarkymo centro, kuriuos šiandieną renkame iš gyventojų ir matyti visi tie darbai, kurie numatyti krašto atliekų tvarkymo centro, kaštai turėtų būti mažesni. Mes planuojame gauti pajamų Kracas per metus apie 1 milijoną litų. Per valandą jėgainė gali pagaminti daugiau nei 1,5 megavato elektros energijos. Jos užtenka beveik 200 namų. Elektra parduodama vakarų skirstomiesiems tinklams.